Labas rytas. Šiandien yra paskutinė diena mūsų su šitą mergaitę. I miss you, I will miss you. Miss you. Ir šiandien jinai man pradės kaip pasakyti yes? Yes. Yes. No. Miss you. See you next year. I think so. Maybe someday. No cry. Okay, just Smile. smiling. Yeah. Every day you smile. No cry. Okay? Yes. Deal. Kokia muzika? Ką tik baigėsi mano paskutinis gydymas, visos konsultacijos. Beliko tik susimokėti už vaistus. Nors ar tai galima pavadinti vaistais, aš nežinau. Bet prisipirkau ir savo, ir ne tik. Tai ta mergaitė, kurią rodžiau ką tik, tai jinai nėra daktarė, jinai kol kas, aš tikiuosi kol kas, jinai nėra ta pagrindinė terapeutė, kaip mano masažistė ir jos komanda, bet tos 3 mergaitės tenai, jos kaip ir asistentės, bet ta mergina, man yra pati geriausia. Mes labai susidraugavom, būtent jinai mane gydė turbūt labiausiai, nes jinai privertė mane šypsotis, jinai privertė mane dainuoti, jinai buvo visada arčiausiai, žinot, tas jausmas. Nes su kiekvienu žmogum taip nutinka. Tai labai, labai gera. Tikrai daug fainiau, daug maloniau yra eiti į tas procedūras, kad tu žinai, kas tavęs ten laukia. Kad laukia geras žmogus. Aišku, jūs visos, tikrai labai rūpestingos, visos malonios, visos, labai puikiai atlieka savo darbą ir su meile tai atlieka, bet ta mergina, kažkuo dar traukia, kažkuo. Užtrukau šiandien savo klinikoje. Oh, thank you. Nice. Man atnešė pusryčius, nes aš užtrukau klinikoje ir mums padarė tiesiog atskirai man ir jam. Nes šiandien labai įtempta diena klinikoje, labai daug darbo. Tuoj papasakosiu, kodėl. It's so many dishes. Oh, thank you. Nani. Žodžiu, prinešė man maistą. Čia žodžiu, tik paprašyk ir viskas bus padaryta. Aš labai norėjau tą dalyką paragauti. Tuos muesli va šitus su karštu pienu. Tai man atnešė karštų pieno. Paragausim, kas čia per dalykas. Čia tada vermišeliukai tokie. Tada man atnešė abiejų rūšių košių, kur šitos labai nemėgstu. Bet gal, nežinau, kažkurią vieną paragausiu gal. Bet šiaip esu labai alkana. Arbūzai. O čia kas, tai net nežinau. Žodžiu, visko, ko ten buvo pusryčio, man viską ir sunešė realiai. Ir eisiu atsiskaityti už savo vaistus. Žodžiu, tiek visko reikia pripasakoti dabar. Nežinau, nuo ko net pradėti. Gal pradėsiu nuo tų sausų pusryčių. Aš tiesiog paragausiu. Įdomu kaip. Dabar, žinot, kai tiek visko prinešė, dabar gėda nesuvalgyti. Niekada su karštu pienu nesuvalgęs sausų pusryčių. Kaip pieniška sriuba. Bet reikia truputėlį luktelti, nes aš mėgstu minkštesnius. Sultis, kiek mačiau, lyg papajų. Buvo, taip, papajų. Tai va, reikia atgauti kvapą ir papasakot. Tai va, tai mano paskutinis gydymas praėjo sklandžiai. Turėjau smolvastį. Tai yra labai lengvas variantas. Tai kaip ir apsidžiaugiau. Savo smolvastį. Maža klizma. Tai va. Šiaip buvo toksai keistas jausmas.
gulėti ten ant to masažo, jau visai mintys kitokios. Tu supranti, kad paskutinė diena jau vėl nieks nebeerzina. Kaip erzina ten, pavyzdžiui, kvapas aliejus mane erzina. Mane pradėjo erzinti, kad to aliejus tiek daug, aš ten pradėdavau kasytis nuo to aliejus, nes jis tiesiog varva tiesiog. Tau masažuoja, pavyzdžiui, kojas ir čia visur varva aliejus. Bet šiandien viskas tiesiog su dėkingumu, su tokia ramia būsena. Prieimiau tuos gydymus, pradėjo suktis jau mintys apie darbus, kaip viskas toliau klostysis, kai aš grįšiu į Lietuvą. Nu, tokių vat jau egzistencinių minčių toks pliūpsnis parėjo. Labai įdomi patirtis. Paskui kalbėjau, aišku, su gydytoju. Labai, jie abudu buvo ir gydytojas, ir ta gydytoja. Aš nežinau, ar aš minėjau, kad pradžioje, kad ta gydytoja moteris jau viena iš tų pagrindinių, tai man atrodo labai tokia rimta. Bet šiandien, nu ir kitas dienas dar, jinai man visiškai pakeičiau aš nuomonę apie ją ir jausmą. Jinai labai myli žmonės, turi tą tokį jautrumą, tą empatiją didžiulę, bet tuo pačiu labai profesionali kaip gydytoja. Ir kaip jinai man pažiūri į akis, man nežinau, kažkas vidus pasidarė ir aš tiesiog ašaros kaupėsi. Ir gydytojas taip pat, žodžiu, mane ten pravirdo vien dėl to, kad jie žiūri į mane su rūpesčiu, su tokiu, nežinau, labai giliu žvilgsniu. Išėjau su ašarom, žodžiu. Nežinau, gal kas skaitėt mano tą trumpą straipsniuką, aš Facebook'e berods dėjau, gal ir Instagram'e, jau nepamenu, apie akis, apie žvilgsnius, ne? Aš manau, kad tikrai mes buvom susitikę praeitam gyvenime ir mūsų sielos atpažįsta vieną kitą. Tai va. Tai tiek apie daktarus. Labai skanu. Man gal net skaniau už arbūzus, nes jis toks mutnesnis vaistas. Tai gal dabar eis vermišėliai ir šitas padažiukas truškinukas. Nežinau, ar jie kartu valgosi ar ne. Nežinau, ar jie valgosi kartu ar ne kartu, bet kad jau atnešė. Aišku, šalti. Bet ką dabar? Skanu. Tikrai esate ragavę, turbūt daugelis. Kažką panašaus. O čia yra su pupelėm. Toks padažiukas, kaip būtų, žinot, prie bulvių. Pas mus kaip būna prie šviežių bulvių padažas, ne? Tik tiek, kad čia jis yra dar su pupelėm. Su dar kažkokiu... kalafioras čia yra. Ir, aišku, indiški prieskoniai jaučiasi. Masala, kokosas jaučiasi, kokosų aliejus. Toks indiškas variantas padažo. Šiaip aš gal, kad tikrai namie gal pasistengsiu daugiau gaminti kažką panašaus. Ne tai, kas su indiškais prieskoniais, bet apskritai daugiau gaminti. Nes maistas tai fantastiškas. Ajurvedinis maistas yra fantastiškas. Jokios mėsos, jokios žuvies, jokios smarvės. Vaisiai, kruopos, daržovės. Išbrinko mano dribsniai su karštu pienu. Kadangi čia viskas be glitimo, tai va čia. Tų visokių čia turbūt ryžių kažkokie tais dalykėliai. Yra grina tokių jau kruopų, čia turbūt avižinės, sėmenų, moliūgų sėklų, kukurūzų dribsnių, visokių dribsnių. Taip jau gerai išbrinko, košė pasidarė. Šiaip visai skanu, tik tai mane erzina. Mane visada kas nors erzina šiaip. Tai tie, kurie neišbrinko, tie kieti. Dar kažkokių riešutų yra. Tai kadangi mane viskas nors erzina, kažkodėl, tai dar vaistų pasiėmiau į namus. Šiaip vaistų tai visokių. Už vaistus apie 9 eurų iš viso sumokėjau, bet ten jų daug, aš parodysiu. Vat, štai kaip jinai atrodo realybė. Visgi galima iš tos vietos fotografuoti, filmuoti čia iš po patvorių. Tai va. Neatrodo kaip auksinė, ne? Tai tiesiog labai apšviesta. Viduj yra auksas. O čia tiesiog labai gražus tiesiog padarimas, labai daug statulų, visokių čia tėvybių. Va, čia yra jackfruit medis. Va, vaisiai.
Labai panašus į tą Dorianą, kur labai smarvė didelį nuo jo. Džekas. Džekas, medis džekas. O, kabo. Jackfruits. Čia mes esam muziejai karaliaus namuose. Nu, žodžiu, pirmas dalykas tai buvo bananų plantacija, tada tas jackfruit medis ir einam toliau žiūrėti. Va, čia esame mes. Toliau neleido filmuoti, tai grįžtam prie gamtos. Čia yra medis ir tos, kur yra lianos, kur taip žemyn kabo, jos paskui įauga į žemę ir gaunasi kaip daug kamienų. Labai įdomus medis. Atrodo kaip labai daug medžių, bet realiai tai yra vienas medis. Aplankėm tą muziejų. Biškutį gailiuosi, kad nepamokėjau tų 5 eurų už galimybę fotkint. Maniau bus, kas nors paprastas, bet ten ant tiek. Kiekvienai viskas, karalius, nebereikalo karaliaus, ten tas dvaras, 80 kambarių, visko aš ten mačiau, iš sostų, iš dramblio kaulų, iš kristalų, vazų, iš viso pasaulio, šiaip tikrai labai įspūdinga. Šiandien beje mes turim tiesiog ekskursiją po Trivandrumą, bet mes einam į tas pačias vietas, kur mes dviese buvom variusius. Labai daug vaikų sveikinas. Jei žiūrim, mes tą muziejų, kai atėjo vaikų ekskursiją, patys buvom kaip eksponatais. Tai va. O dabar mes kur buvę, kur nebuvę, vėl zoologijos sode. Bet mes neįsim į zoologijos sodą, mes eisim čia į kažkokį muziejų kitą, nes čia šalia dar yra muziejus. Meno kažkoks. Nežinau, ar kaip ten kas, bet pažiūrėsim. Šiaip nelabai turiu daug noro filmuoti. Kažkaip karšta. Kažkoks Indijos art meno muziejus. Čia yra dekoratyvinis palmės. Va, tiek tos didelės, tiek dar šitos mažesnės. Ir čia turim vieną seniausių muziejų Indijoje. Maišytas hinduistinis, krikščioniškas ir musulmoniškas, dovana nuo Anglijos Indijai už tai, kad gerai bendradarbiauja, nes Indija teikia daug prieskonių ir panašiai, žodžiu. Žodžiu, labai senas muziejus. Pagaliau buvo aišku, kaip ten viskas labai galingos energijos šitą šventykloje yra viena didžiausių, aišku dabar jau čia nesimato nieko, bet tai čia yra Parvati garbei šitą šventyklą padaryta, labai didelė. Čia yra net rekordų pridaryta šito šventykloje, tai papasakos. Autobuse dabar kaip kokiam avatarė. Tai žodžiu, šitoje šventykloje vasario mėnesį būna festivaliai ir čia net sumušti net 2 Gineso rekordai 1997 metais ir 2009 metais, kada ateina moterys, vien moterys, vyrai neįleidžiami ir jos kažkaip gamina ryžius, kaip ir aukoja juos ir tam, kad apsaugotų savo šeimas. Žodžiu, toks ritualas. Ir tuos ryžius net kažkaip laistė su sraigtasparniu, kad ten labai ten kažkaip ten, žodžiu, nelabai išgirdau gerai, nes rusiškai tenai viskas buvo. Paskui man iš rusų vertė į anglų, o paskui aš jau turiu suprasti lietuviškai.
Žodžiu, nėra tai labai lengva, bet, žodžiu, esmė ta, kad labai galinga šventykla, daug visų čia reikia. Ir, žodžiu, jau supratom, ką daryti, paukom gėlių, nusipirkom gėlių tokį kaip vainiką ant kaklo, tokį nediduką, ir jo negalima uostyti tų gėlių, jos labai kvepia, ten tas kioskas visas kvepia iš tolo, bet tu pats nupirkęs negali uostyti, kad neišuostytum tos energijos, jinai skirta tai parvati, tai dievams, žodžiu. Sąmoningai tu geriau negali uostyti. Ir kai prieini jau prie tos vietos, kur atiduoti gėlės. Nu ką, paskutinis rytas šiandien yra šitoj klinikoje ir, žinot, 6 ryto mes turėjom būti susiruošusius, visą kitą. Ir žinot tą dalyką, kai tu žinai laiką, susiruoši, nueini, tada pasižiūri į kokį nors messengerį ir pamatai, kad laikas pakeistas. Tai mums taip ir įvyko. Tai 40 minučių dabar dar biškį luktelsim. Yes. Ir laukia 6 valandų kelionė autobusu į kažkokį miestą, kurio pavadinimu realiai tai aš neatsimenu. Bet būtent šį vakarą mes jau lankysim vieną tai jau most, ten, žodžiu, pačiausią vieną iš šventyklų skirtų kažkuriai planetai, tik dabar neatsimenu kuriai. Reportažas bus. O taip atrodo autobusas Indijoje iš vidaus. Sapnų gaudyklės. Keli draugeliai. Ma'am, where is the next location to pick up? I don't know. Ir visą tą audinės. Bet pavyzdžiui, kiek čia vietos yra, kaip prisidėti, kažkam reiks, aš nežinau. Gal ten biškį daugiau gali. Nu, pusryčiai. Saugus maistas iš virtuvės, bananas, rutulėliai, čia pati. Ir dar vaistų turiu. Kelis. Mes esam tarptautinio lygio restorane. Kažką valgysim pusryčių. Kind of dosa or puri bhaji. These two things only available. These are many kinds of dosa. Pusryčiai. Mums užsakė Arjun vienodus visus, kurie tikrai bus skanūs ir galima ragauti. Reikia pažiūrėti, kaip valgyti jį čia reikia. Žodžiu, pasisuki, dažai ir valgai. Ir viduj čia yra bulvės. Ir čia jisai valgomas. Ai, mes turim šaukštą. Bet aš bijau ragauti, nes čia aštru. Šitie yra aštrus. Taip, oh my goodness, aštru. Bet šitas, toksai vaflis, skanus. Norit? Ir čia irgi aštru. Čia vadinasi ne aštru, bet man jau yra aštru. O mokytojas sako, čia visiškai neaštru, visiškai neaštru. Čia yra 2 indeliai kavai ir jeigu tu nori cukraus, tai tiesiog įsidedi į kažkurį vieną ir pilstai iš vieno padelio į kitą tą kavą, kol išsimaišo cukrus.
Po pusryčių jaučiuosi labai laiminga, pagaliau pavalgęs, nes kėlėmės 5 valandą, išvažiavom ir tik dabar valgėm. Dabar yra pas mus vietos laiku 10 valanda vietos laiku. Valgėm tokį skanų paplotis ant sviesto keptas, ten buvo bulvės su svogūnais ir prieskoniais. Aišku, kaip ir aštroka, tai nėra mano kasdieninis aštrumas. Bet jisai labai greit praėjo, tai galima sakyti, tikrai ne aštru palyginus kaip Indijoje. Visi aš tai valgo. O kava, ragavau kavos pagaliau, tai žinau tą indišką tirpę kavą, ne? Kur mes turim Lietuvoje. Tai va, tai buvo taip. Tai žodžiu, tikrai labai skaniai atsigėriau tą mažiuką, tokį puodeliuką. Ir dabar važiuojam toliau. Šiandien lankysim. Jau sakiau, ką lankysim. Tas kavos puodelis kainavo 15 rupijų, tai realiai net kažkas 13 centų. O maistas, čia pavadinimas nuotraukoj, tai irgi ne kažką, truputėlį virš eurų. Tai už viską Arjun sumokėjo maždaug apie 15 eurų. Už 8 žmonės pusryčiams. Iš mokyklos arba į mokyklą. Lagaminų pasiimt, sakė atneš. Tai žodžiu, einam kaip karalienės mes į šitą viešbutį Grand. Nu, šiaip atrodo visiškai neindiškai. Ir labai daug policijos, visokių pareigūnų čia yra, dėl to, kad pasirodo šiuo metu čia yra apsistojęs kažkoks labai kažkoks vyriausybės, kažkas, tai nežinau, ministras ar kas. Вам показывает, что мы собрали. It's another hotel by the same name. Okay. We have to go to the bus. We have to go to the bus. It's another hotel by the same name. It is near. Taip maloniai, mus čia pasitiko tam viešbutį, pasirodo, mes ne į tą važiavom. Nes labai panašus viešbutis, bet kitų pavadinimų, bet to pačio viešbučio kitas kaip ir filialas. Dar pusvalandį dabar važiuojam iki savo viešbučio. Nu, bet, taip sakant, kaip karaliai. Pasitinka darbuotojai iš autobuso. Va, ir turim kitą viešbutį.
ką prastesnis. Toks, čia visi. Radisson. Arjunas sako, kad čia yra Radisono, kaip ir, nežinau, ar čia kaip dukteriniai, ar kažkas, nu žodžiu, čia jų, bet visi šitie hoteliai yra jų tinklas. Tai mes čia ir gyvensim, žodžiu. Mūsų lagaminus surinkiniai atveža. Nu, aptarnavimas puikus. Nu, nemažai ir mokomės čia už tai. Einam atsigerti, ne? Įėmu. Ir kažkas tokio. Mūsų daiktai čia sužymėti. Ir juos tuoj mums atneš į kambarį. Į šitą kambarį, kuriame mes gyvensime su Olga. Labas, Olga. Labas. Labas. It doesn't work, I think. How it means doesn't work? Jo, tai mes kalbam 4 kalbom mūsų grupė dabar šitą. Kol gulėjom, lankėmės klinikoje, tai ten buvo kiti žmonės, o mūsų šitą jau grupė, ekskursijų grupė, jinai surinko tik dabar. Nu va, atvažiavo mūsų daiktai. Tai mes kalbam angliškai, rusiškai, aš kalbu lietuviškai, Olga kalba rusiškai, Arjunas kalba angliškai ir visi kiti kalba bulgariškai. Ir tarpusavį mes visi susišnekam lietuviškai. Būtų gerai. Angliškai. Dar bulgariškai jau moku 2 žodžius. Ni ir da. Nes vienos keleivės vardas Neda ir jinai paaiškino, kad tai yra tiesiog bulgariškai ne ir taip. Olga pasidalino su manim tuo, ką neužsisakė, šviežiom salotom, o čia yra, nu, į šitą lėkštę matė, šviežios salotos, o čia yra kefyras su agurkais ir kalendra, nu, kad atsiveisint. Tai pavaišino mane labai skanu, tikrai labai skanu kalendra, agurkas, kefyras, bet tas kefyras toks daugiau kaip graikiškas jogurtas. O aš taip picą užsisakiau, laukiu dabar. Nu, didžioji Ajurvedos klientė šiandien valgys picą. Labai ne apie mane čia, bet aš taip užsimaniau, kad... Dinner is buffet, breakfast. Va taip atrodo. Pica iš vidaus tokia primena kaip tik sumuštinį tokį. Bet įdomiausia, kad čia nėra jokio padažo, o atnešė 2 rūšių tiesiog žolelių. Tai čia yra tiesiog čiobrelis, o čia, kaip Arjunas sakė, čia yra terrible things. Čia labai aštru. Jau čia aštrus prieskoniai. Pažiūrėsim kaip su čiobreliu. Šiaip skanu. Aš ragavau, tiksliai. Aš jau ragavau. Šiaip skani, primena lietuvišką variantą, nieko kažko ypatingo ir kitokio. Tiesiog čia yra daržovės, picos padas ir sūris. Einam prie pirmos iš didžiųjų šventyklų. Šitoje šventykloje labai meldžiamasi už tai, kad santuoka būtų sėkminga, apskritai už santykius. Ir kad jie būtų geri, kad viskas gerai klostytųsi. Ir aišku, viduje tai nieko negalima daryti, tik tai kol įeisiu. Galėsiu kažką čia pafilmuoti. Kas tai bebūtų. Čia turbūt palmės kotai. Gal ir ne. Gal bananų medžių kotai. Gidas man pasakė, kad ten, kai suinam kokoso medžiai, nu tai palmė apie 60-70 metų ją nukerta ir jį galima valgyti, tai valgomas dalykas. Šitą šventyklą yra šalia kalno ar kalne ir visas tas kalnas atrodo kaip Šiva. Nežinau, gal iš toliau aišku, bet šiaip atrodo labai įspūdingai. Šlamštas tikynas. Ir Indija šlamštas tikynas. Dominuoja geltona ir raudona.
žvakutėms. Žesnai. Čia yra kokoso plaukai. And what he makes from this? Kokos. Yes, it's kokos, but it's from what? Next. What next? This. Kiek daug čia tų kokosų. Bet aš pirmai tai jų nemačiau, kai mes jiem. Which country are you from? From Lithuania. You don't know it, yes? Yeah. Bulgaria, they don't know also. Yes. What is it? Gėlės aukojimui. Karoliai. Policija. Tai yra mano vakarienė šiandien. Arbūzų mojito, aišku, nealkoholinis, ledai, vaisiai, pyragėliai. Be komentarų, man PMS-as